Ar galėtum papasakoti, kaip meditacija padeda tau tavo tobulėjimo kelyje? Kol aš dar nežinojau, kas yra meditacija, kol mes dar nebuvom su ja taip artimai pažįstamos, man atrodė, kad visas gyvenimas vyksta kažkur už mano ribų. Man atrodė, kad viskas, ko aš noriu, yra išorėje. Tai yra, jeigu aš noriu kažką turėti, aš turiu tai pasiimti iš išorės. Jeigu aš noriu meilės, aš turiu ją užsitarnauti. Jeigu aš noriu pinigų, aš turiu juos užsidirbti. Jeigu aš noriu pripažinimo, aš turiu būti jo verta. Aš turiu kažką daryti, kad jį pelnyti. Ir man atrodė, kad tada, kai aš tai turėsiu, viskas bus gerai. Kai aš turėsiu gerą butą, tada viskas bus gerai. Kai aš turėsiu gerą darbą, tada viskas bus gerai. Kai aš turėsiu daug pinigų, kai aš galėsiu daug keliauti, tada viskas bus gerai. Ir ta pirmoji pamoka man atėjo tada, kai aš buvau viršūnėje viso to, kai aš turėjau tiek daug pinigų, kad galėjau keliauti kur tik tai noriu. Ir atsidūrusi ten, kur aš noriu, aš supratau, kad tai nedaro manęs laimingą. Ir ačiū meditacijai už tą didžiulę pamoką, nes kaip tik tada, būdama nuostabiausiame viešbutyje visam pasaulyje turbūt, aš supratau, kad turi būti kažkas daugiau. Kad turi būti kažkas daugiau gyvenime, kažkokia kitokia laimė, ne tik tai ta, kurią gali pasiimti iš išorės. Ir už tai didelis ačiū meditacijai, kad jos dėka aš pamačiau, kiek daug aš turiu viduje. Aš atradau tą didžiulę meilę viduje. Aš atradau ramybę, aš atradau pilnatvę, aš atradau pasitenkinimą savimi. Aš galų gale atradau bendravimo džiaugsmą su kitais, nes man iš jų nieko nebereikia. Kalbėdama su tavim, aš tiesiog mėgaujuosi tuo, kad mes su tavim šnekamės, nes man nereikia tavo pripažinimo, man nereikia tavo meilės, man neįdomu, ką tu apie mane pagalvosi, aš tiesiog džiaugiuosi su tavim kalbėdama. Tai yra didžiulė laisvė, yra didžiulis džiaugsmas atsitapatinti nuo to, kas vyksta išorėje. Antroji pamoka iš meditacijos buvo apie mano galią. Tada, kai aš atradau tą galingą pasaulį savo viduje, aš iš karto pradėjau žiūrėti, tai ką aš su tuo galiu padaryti. Iš esmės aš bandžiau tam vidiniam pasauliui taikyti išorinio pasaulio taisyklės. Aha, tai reiškia, aš turiu viduje tiek daug, tai gal aš galiu su tuo gauti tai, ko aš noriu. Gal aš galiu jau nebe savo darbų ir pastangą pildyti savo norus, bet vizualizuoti, medituoti, prisitraukti, manifestuoti, objektyvuoti tai, ko aš noriu. Aš pradėjau mokytis įvairių gydymo technikų, nes man buvo labai įdomu, tai kaip mano minties galia, kaip mano ketinimas, mano palinkėjimas gali padėti žmogui. Nes iš tikrųjų tu atrandi savyje tiek daug ir iš karto nori kažkur tą padėti, kažkur tą panaudoti. Tai man tas atėjo taip pat per gydymą, per pagalbą kitiems žmonėms. Aš norėjau tiesiog padaryti šitą pasaulį gražesnė vieta gyventi. Ir antroji pamoka, kurią aš gavau iš meditacijos, buvo suvokimas, kad su savo paprastais norais aš tik riboju tą didžiulę galią. Ir tada pasikeitė netgi darbas su žmonėmis. Pasikeitė mano požiūris į žmogų visiškai. Aš nebenoriu tau padėti, aš nebenoriu tavęs išgelbėti, aš nebenoriu išspręsti tavo problemos, nes aš žinau, kad atsitiktinumų nebūna.
Viskas, kas ateina į tavo gyvenimą, yra tavo paties labui. Ir vienintelis, ką aš galiu padaryti, tai padėti tau atrasti tą šviesą savyje, padėti tau pajausti tą jėgą ir suprasti visų šitų dalykų prasmę. Tau pačiam. Aš negaliu duoti tau atsakymų, bet aš galiu padėti tau juos susirasti. Ir tada trečioji pamoka, kurią aš gavau iš meditacijos, buvo suvokimas, kad tobulumas yra procesas. Kai aš pajutau tą galią savo viduje, man pradėjo atrodyti, kad aš nepakankamai stengiuosi, kad ją išsaugočiau. Man pradėjo atrodyti, kad galbūt aš nepakankamai medituoju, kad galbūt aš nepakankamai daug darau, kad tą auginčiau, kad galbūt aš nepakankamai daug duodu žmonėms, kad galbūt, aš nereprezentuoju tos galios, kurią savyje atradau, nes ten yra tiek daug ir kaipgi aš galiu tą išreikšti. Man atrodė, kad aš turiu išsinerti iš kailio, kad aš turiu daryti kažką labai neįprasto tam, kad atitikčiau tai, ką aš atradau. Bet pamoka, kurią aš gavau, buvo tobulumas yra procesas. Tai reiškia, kad čia ir dabar, tokia kokia aš esu, su visais savo sprendimais, su visų savo praeitų keliu, su viskuo, ką aš žinau, su viskuo, kas aš esu tobula. Man nieko netrūksta. Viskas yra mano viduje. Tai nereiškia, kad man dabar nereikia nieko daryti, anaiptol. Iš tos gausos, iš tos jėgos savo viduje, aš neturiu kito pasirinkimo, kaip tik tai dar labiau augti, kaip tik tai dar labiau skleistis. Bet skleistis ne dėl to, kad dabar esu maža, o dėl to, kad esu tokia didelė, kad negaliu kitaip. Ir būtent šituo aš dalinuosi su kitais. Veik iš savo tobulumo, ne iš trūkumo. Veik iš gausos, ne iš trūkumo. Jeigu nori būti turtingas, nustok tikėti, kad esi vargšas. Jeigu nori būti laimingas, nustok tikėti, kad esi nelaimingas. Veik iš to, kas tavyje yra laimė. Veik iš to, kas tavyje yra turtas ir gausa. Nes to tavyje yra labai daug. Už tai aš darau grupinės meditacijas, už tai aš darau online meditacijas, tam, kad kiekvienas žmogus atrastų tą savo kelią. Nes meditacija yra galinga mokytoja. Ir jinai moko ne dogmomis, jinai moko ne teorijomis, jinai moko pergyvenimais. Tavo pergyvenimais, ne kažkieno kito. Aš negaliu tau papasakoti, parodyti, ką aš jaučiu. Tu turi pats tai pajausti. Tai va toks ir yra mano kelias. Mano kelias per dalinimąsi, mano kelias per meditaciją, mano kelias per spinduliavimą tos jėgos, iš kurios mes kiekvienas esam padaryti. Aš negaliu už tave to padaryti, aš negaliu tavęs į tą įvesti, bet aš žinau, kad tu gali tai atrasti pats. Ir tada, kai tu tą atrasi, tu eisi savo keliu, aš eisiu savo keliu. Mes susitiksim, nusilenksim vienas kitam ir aš žinosiu, kad tu žinai. Tu žinosi, kad aš žinau.